8T įgula. Gaila, kad nepasiliko generolas. Pasakė gražią kalbą, bet būtų geriau pakomentavęs apie savo pavaldinių programą. Bet mielai pristatysiu įgulą. Įgulos vadas kapitonas Robertas Kvedaras. Jis gimė 1964 Panevėžyje, skraidyti pradėjo nuo 14 Panevėžio oro klube, mokėsi sraigtasparnio mokykloje Ukrainoje. Dabar jie mums demonstruos gelbėjimo operaciją, bet aš vis tiek dar papasakosiu, kol mes stebėsime apie įgulą. Taigi Robertas Kvedaras, įgulos vadas, kapitonas, yra skraidęs 2000 valandų įvairių tipų lėktuvais, įvairių modifikacijų sraigtasparniais. Ne kartą teko vykdyti jam ir paieškos gelbėjimo operacijas, gabenti donorų organus. Praėjusiais metais dalyvavo tarptautinėje misijoje Afganistane. Vedęs mano tėvas, sūnus Robertas, dukra Monika. Laisvalaikis aktyvus didelis Aidarės minėjimas. Na, o pradėsime, matome Robertą, kadangi jisai sėdi vado poziciją, visokios skrendančio aparato kabinoje yra iš kairės. Lakūnas navigatorius antrasis pilotas yra kapitonas Gintautas Žiodelis. Gimęs 83-ais užaugęs Marijampolėje. Savo aviacinę veiklą pradėjo Sausumos aerodrome. Sąjūdžio jaunųjų kareivių vadovavimo lėktuvų būrelį. Vėliau tęsė savadarbių lėktuvų klube. 2005 baigė generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, transporto inžinerinės laivybos specialybę ir įgijęs lagūno mėgėjo licenciją 2006 Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje. Oro operacijų grupės sraigtasparnio skandinės lagūnų. Skraidęs yra 400 valandų. Kasmet dalyvauja paieškos ir gelbėjimo bei kitose tarptautinėse pratybose. Teko vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas, ieškoti dingusių ir bazėse pagelbėti laivų įguloms jūroje. Taigi yra didelis pratingas patyrimas. Gintautas Žiodelis. Borto technikas kapitonas Vincas Rapačias. Jis gimė Kėdainių rajone 1900